Norim supažindinti su dvigubo aliuminio karkasu ir sumontuotom plytelėm. Kaip matot, yra surinktas dvigubas aliuminio karkasas. Žingsnis šiuo atveju yra 60 ant 60. Ant betono yra padėtos reguliuojamos atramos su guminiais padukais. Ir susuktas dvigubas aliuminio karkasas, ant kurių jau yra dedami laikikliai, į kuriuos yra įstatomos pačios plytelės. Nuolydis yra formuojamas į tą šoną, kad vanduo nubėgtų. Ir būtent per visus 3 mm tarpus jis puikiai nusidrenažina. Trumpai apie karkasą. Kaip matot, karkasas yra vamzdis su vamzdžiu sutraukiamas varžto pagalba, nenaudojant jokių kampukų. Taip atrodo mazgas privedamas prie pačio rėmo. Tai yra šiek tiek iškišama viena štanga, ant kurios jau yra dedama pati plytelė. Iš viršaus ką mes turim, šiek tiek, kad dabar išsigaudyti visas linijas. Vat matot, pasikišom guminės tarpinės, po to mes jas išimsim. Tam, kad būtų visur vienodos siūlės ir tarpai būtų gražus. Kaip matot, viskas labai gražiai sueina į vieną liniją.